Taip, sveiki, labas Daiva. Labas. Šiandien ką mes darysim? Mes šiandien parodysim visiems, kaip kaldinasi CLFI tokenas, kaip galima įsiimti. Žodžiu. Mes pačios irgi esame abi naujokės, tik viskas prasidėjo, bet sugalvojom su Daiva, kad reikia ir pačiom pasižiūrėti, kaip čia viskas vyksta ir tuo pačiu jum parodyti. Tai pasiruošus viskas einam? Taip. Gerai. Taip, dabar jūs biški Daiva į viršų parodyk visiems, kur 108 į viršų. Ne, mums viršaus reikia. Taip, pat čia kur 108,75 CLFI tokenai. Va čia. Tiek yra pastatyta ant šito dovanoto už 110. Beje, aš pasmulkinsiu visiems. Priminsiu visiems, kad kai mes perkam, užsiregistruojam Xera ir perkam licenciją už 39 eurus, yra tokia akcija dabar, kompanija dovanoja už 110 aparačiuką debesų, kur mes jį užpildom ir steikinasi mum kripta CSLFI, va šiti tokenai. Tai visi naudokite šitą galimybę, nes jinai nebus amžina, yra nustatytas laikas, tik tais iki tam tikro laiko. Tai iki balandžio mėnesio pradžios, ne? Balandžio 5. Aha. Iki balandžio 5 dienos. Mes galim tam aparačiuke už 110 eurų, kur mums kompanija dovanoja, sistemos pagrindinę monetą, tokeną CLFI, jisai taip vadinasi, užpildyti dvigubai didesnė suma už 110 eurų. Ir paskui dar galima pridėti bet kurio, kuris mums yra duotas už tokią pačią sumą, kaip jisai kainuoja, už 110 eurų. Bet dabar mes antro varianto nežiūrim, dabar tik tais pirmą variantą. Daiva parodė, kur 89,54 procentai. Va čia matot, nepilnai jisai užpildytas yra. Iki 100 procentų dar trūksta to galiuko. Daiva sugalvojo tokį dalyką. Palaukti kelias dienas, parodyk per kiek dienų, visiems parodyk per kiek dienų, kiek mums nukalė. Truputėlį apačią, taip pradėjai vasario 14 dieną. Va čia ir šiandien yra 19 diena. Mato, dvi tokios juostos yra fioletinė ir žydra. Ir čia ir, va taip, žydra ir fioletinė, o šone va čia yra fioletinė CLFI, kairiai pusiai Daiva parodyk. Va čia. Va CLFIR. Taip, per šitas dienas 1,588 jau yra pristeikinta ir ta žydras 2,3825. Aš sudėsiu ir pasižiūrėsim visą bendrai. Paimu skaičiavimo mašinėlę. Pridedam 1,588, 0,8, 4,8 plus 3,97 tokeno. Tai yra 14 dieną prasidėjo, taip 15, 16, 17, 18, 19. 5 dienos. Dabar šitą skaičiuką mes padalinam 3,97 padalinam iš 5. Ir gaunasi, kad per dieną pristeikina 0,79, beveik 0,8 šitos CLFI tokeno. Jo dabar kaina svyruoja apie 2 eurus. Euras 92, euras 95, 8, va šitaip papakyla. Galime paversti viską pinigais, ir paimsim, paskaičiuosim. Ir dabar dauginam iš 1,9 euro 95 centų. Imam tokį, kad ten nežiūrėt. Tai per dieną pristeikina po eurą 54. Po eurą 54 išeina. Tai dabar Daiva parodyk į viršų. Darau. 108,75 tokenai. Gal tu, Daiva, atsimeni, už kiek čia pinigų buvo investuota?
pirkti šitie 108 tokenai. Dabar galvoju, 220 pagal mane. 220, ne? Bet tai komisiniai viskas buvo. Tai žinai ką, aš tiesiog paimsiu dabar iš šitą 108 irgi, jeigu ten skaičiavom po eurą 95 ir šitus paskaičiuosiu taip. Euras 90. 212. Išeina? Taip, 220 siunčiau. Padalinta iš 1,5. 48. Visa investicija Daivai atsipirks per 136 dienas, jeigu CLFI tokenas nebrangs. Liks tokia kaina, kokią aš dabar skaičiavau, prie 1,95 €. Per 136 dienas atsipirks, beveik 137 dienos, tai taip uždedam tą galiuką 137 dienos. Metuose yra 365 dienos, atminusuojam 137, visos kitos dienos 228 dienos, visos kitos 228 dienos, metų dienos jau atneš pelną. Ir dabar vėl mes tą patį paskaičiuojam, kart euras 95, mes kainos dabar į tai nežiūrim, keisis, jinai nesikeis. Pelnas bus 444. Tai vadinasi, 2x padaryta. 200% pelnas ir pati investicija grįžta. Tai čia jau, man atrodo, geriau nežinau, ar kas gali paimti ir surasti. Stakingas visą laiką yra labai gerai, kai jisai yra protingai sugalvotas, sudėliotas ir žinoma, mes protingai pasirenkam, ką siūlo rinka. Kaip Daiva sakė, tai čia tik tais metai laiko. O tu kiek darei laiko? Ant 2 metų dariau. Ant 2 tu darei. Taip, o galėjau ant 3. O galėjai ant 3 daryti. Tai didesnė procentai būtų buvę. Nu va, tai, nes yra, kiek, yra 12 mėnesių, 24 ir 3 metai, taip? Taip. Tu pasirinkai 12. Ne, aš 2. Oi, tu pasirinkai 24 mėnesius, 2 metus. Taip, taip. Taip, ir dabar, vat ką Daiva sugalvojo, mes paimsim, išsivesim, pirmą kartą darom, nes čia tik pradžia, patys mato, tik tais 5 dienos, kaip steikinasi, įsivesim šitus tokenus CLFI, paskui paaiškinsim, kas yra R ir kas yra W, matot, jie yra skirtingi. Tai ką, Daiva, viskas, einam, spaudžiam mygtukus, taip? Nu taip. Spausk pirmą, spausk antrą. Bandom. Žiūrėsim, kas čia vyksta. Mam. Patvirtink, čia tau skambaliukas. Tvarkome jūsų užklausą, tvarkome. Antrą reikalauti, spausk. Patvirtinti ir čia tvarkome jūsų pretenziją. Taip, matot, pirma pretenzija viskas, kol antrą paspaudė, pirma pretenzija jau padaryta yra. Perkrauk, tiesiog atnaujink puslapį, kad mes visi matytume. Greičiausiai ir bus ir šitas jau išvesta. Taip. Ir dabar mes keliaujam jų ieškoti. Pasižiūrėk į apačią, ar dar kas yra, ar čia jau pabaiga šito puslapio. Istorija. Vat matot, climb reverts, išvesta. Einam į valetą. Piniginę. Į piniginę. Pagal idėją čia turi būti. Vat, taip ir yra. Žiūrėkit, įsivedė CLFI W ir apačioj CLFI R. Žiūrėk, šito R nieko nėra, ne jisai. Jisai tiesiog stovi gerai, dabar žiūrėk, ką mes einam prisidėti, įnešti. Žiūrėk, ir pinigai jau matai kaip yra. Dabar išsamiau. Bendras kaldinimo naudingumo ženklas, skaičius, dienos, kaldinimo paslaugų, prieigos raktų užrakinimo laikotarpis. Žiūrėk, patobulinti dabar. Kas čia dabar? Patobulink. Tu ką, galimas kaldinimo įrankis. Atnaujinimo
užrakinimo laikotarpis, ką galima maksą padaryti vietoj 2. Bet tai čia buvo patobulinti dabar 24 mėnesiai rašyta. O tai 8. Bet čia dabar stovi maks. Rimtai, žiūrėk. Nu, Pasižiūrėkime. Jo, rimtai. Tai galima padaryti. keiti 24 mėnesius 3 metus? Taip, todėl kad... Gerai, viskas keičiam. Keičiam. Galite eksperimentatorė pas mus šaunuolė. Jo, reik bandyti. Taip, viskas pasidarei? Taip, didesni procentai bus. Taip. Na ir dabar dar užtvirtinimui visus skaičiukus, kiek galima, kokį pasyvą čia galima paimti ir susikurti. Užtvirtinam skaičiukus su Daivos pavyzdžiu. Sudedam, kiek jai pristeikino per šitas 5 dienas. Fioletinį skaičiuką, žydrą skaičiuką. Tų galiukų aš neimu, po kablelio pirmus 3 skaičius paimu. Lygu. Čia per 3 dienas tiek jai pristeikino CLFI tokenų. Padalinam iš 5 dienų, kaip ir buvom skaičiavę. Ir gaunasi, kad per dieną 0,7938 CLFI tokeno. Dabar mes juos paverčiam pinigais, kaip ir irgi imam tą pačią kainą. 1,95 €. Ir dabar gausim vienos dienos uždarbį, pasyvą, pinigais. 1,54 €. Dauginam iš 30 dienų, tai yra mėnuo. 46,43 €. Ir dauginam iš 12 mėnesių. Čia yra metų toks kiekis pinigų, bet kai mes darėm vaizdo įrašą, pas Daivą buvo 2 metų steikinimas padarytas ir dauginam iš 2. O paskui, pamenat, ji paėmė ir pratęsė, pakeitė. Padarė 3 metų steikinimą ir 3 metų steikinimą mes jum irgi paskaičiuosim. Po dienos kitos mes jum parodysim vaizdo įrašą. Tiesiog tegul praeina didesnis laiko tarpas, kad daugiau prisisteikintų CLFI tokenų ir galima būtų išvesti vidurkį. O tada jau ir pinigus skaičiuoti. Žinoma, atminusuojam 220, tai yra jos investicija. Ir per 2 metus grynas pelnas 894 €, jeigu kaina nesikeis. Mes imam tą pačią kainą, 1,95 €. Ir dabar paskaičiuojam, kiek iksų padarė. Padalinam iš 220 €. Taip. 4 iksai, 400 procentų. 400 procentų. Vat kodėl investuotojai naudoja steikinimą, ima steikinimą. Mes taip galim paimti ir pasiskaičiuoti ir didesnę pinigų sumą, jeigu investuosim. Ir galim mes paimti pasiskaičiuoti, jeigu, sakykime, ir brangesnis bus tas tokenas, o aukti jam yra visos galimybės, brangti yra visos galimybės, nes tiesiog yra taip sukurta technologija ir taip užprogramuota viskas. Čia mes parodėm tik vieną iš pasyvių pajamų būdą, kurį mes kūrėmės Xeroje. Jų yra daugiau, jų bus dar daugiau. Ir mes, žinoma, būtinai jum informaciją duosim, supažindinsim jūs. Kas belieka jum? Jum belieka tik tais mus stebėti, žiūrėti ir, žinoma, priimti sprendimą. Tinka jum tokis variantas ar netinka jum šitas variantas? O tiem, kam tinka toks variantas, aš kviečiu prisijungti prie mūsų. Kaip prisijungti, kaip susikurti tokį pasyvą. Klauskit pas tą žmogų, kuris davė jums šitą vaizdo įrašą. O jeigu šį vaizdo įrašą jūs pamatėt atsitiktinai, tuomet rašykit, susiradę mano kontaktus po video. Po kiekvieno video yra mano kontaktai. Susiraskit mane, rašykit, sutarsim laiką, pasišnekėsim, išsiaiškinsim jūsų poreikius, jūsų norus ir tuomet jūs veikinsim savo komandoje. Na ką, visiems sėkmės,
O mes keliaujam toliau rodyti žmonėms, kaip galima savo pinigus apsaugoti nuo infliacijos. Dabar užprenumeruokit šitą kanalą, jeigu dar jūs jo neužprenumeravot, ir visą informaciją jūs gausit pirmieji. Būsiu labai dėkinga už patiktukus ir žinoma už komentarus.